Kągi, sveiki visi, žiūrintys mano video kanalą. Kaip ir sakiau, esu prie Ilgio, esu 9 sektoriuje. Įsikūriau kiek aukščiau, nes kada įsikūrė žemiau, labai nemažai, vis dėlto, nes šalia yra kurortas, Druskininkai, ir bus miesto šventė savaitgalį, tai tikrai čia bus daug žmonių, kurie vis vaikščios tuo takeliu ir dviračiais važinės, todėl geriau įsikursiu aukščiau, pagalvojau, kad savo ramiai galėčiau, netrukdyčiau nei jiems, nei jie man. Taigi trumpai apie sektorių. Esu čia buvęs ne kartą, yra vienas iš mano mėgiamiausių sektorių. Deja, rudenį man čia papult neišeina, jis dažnai būna labai užimtas smarkiai. Jisai nėra blogas, tikrai ganėtinai geras rudinis sektorius ir vasara. Pavasarį gilieji sektoriai nėra kažko tai geriausia gaudyti vis dėlto kraštuos ežero, nes vanduo po biškį šyla, kai kur karpiai jau ir neršia. Čia tai aišku dar jiems iki neršto dar yra reikalų, bet kiek stebiu ežerą, tai mačiau porą išėjimų, bet išėjimai labiau priekrantės zonose, ant 3-4 metrų gylio. Tai aš taip ir pasirinkau, vieną meškerę į kairę mesiu ant 4 metrų, o dvi mesiu tiesiai ant 6 metrų gylio į dumblą. Taigi dabar darausi PVA. Ką naudoju PVA? Tai naudoju kelių rūšių peletės. Tai yra 2 mm, Green Betaine, Red Krylio, galima ir kitokias peletės, nebūtinai, galima Robin Redą, čia jau pagal norą. Kol kas kažkokių tai didelių ingredientų daug nededu, tiesiog peletės, jos dėsiu riešutą tigrinį susmulkintą su kruša, kažkiek tai pilsiu, įdėsiu sausų paraštų kanapių, be skysčio ir surso stikmikso. Kaip ir visi pagrindiniai ingredientai, kurie bus į PVA koinį dedami. Jaukinsiu čia, grinai pasirinkau tik tai sorsą. Aišku, tigras, bus kanapė ir bus keletą rūšių pelečių. Daug nenaudosiu ir staibu nenaudosiu. Tai Tiger-Nus ir Betaine Green peletės. Šiek tiek, kad būtų kažkokio tai veiksmo ant to dumblo, kažkas tenais kvepėtų jiems, būtų kaip ir maisto signalas. Tigrą, aišku, pamalsiu, pasmulkinsiu, tai kaip ir viskas iš to, ką aš šiandien naudosiu. Tiesa, manau, buvo planuota čia, kodėl aš čia atsidūriau, trumpa istorija, tai buvo planuotas šių metų pasaulio čempionatas moterų ir jaunimo vyks Petrafitoje, Italijoje. Ten labai pagrindė gaudama yra ant zigo. Tai buvo planuota čia treniruoti su moterų rinktinė. Planuoti, pasitreniruoti, gaudyti ant zigo, užmetinėti ilgais pavadėliais, nes ilgis tam puikiai tinka, net ir bandysiu ir aš rytoj gal pazyginti, pamėtyti, pažiūrėsiu, gal paviršiuje bus kokia žuvis. Bet deja, rėmėjų paieškos kol kas nedavė kažkokių tai didesnių rezultatų. O tų moterų, jos, nežinau, yra moterų, kurios gaudo tos karpius, bet jos kažkaip neatsiliepia, ar nenori, ar tingi, ar tiesiog nedrįsta išeiti į viešumą. Ta prasme, dalyvauti Lietuvos čempionate, bet to Lietuvos čempionate moterų galima dalyvauti ir su pagalbininku, tai yra savo vyru ar draugu, bet jisai tik tai negalėtų, kad užmetinėti ir traukti žuvies ir jaukinti žuvį su spodinė meškerė. O padėti ten su graibštu, ten dar kažką, tai kaip ir galėtų. Bet kažkaip tų komandų daug nesusirenka, tai ir tų pinigėlių, aišku, trūksta, nieko, bandysime ieškoti tų rėmėjų ir bandysime kitais metais. Tai ta treniruotė kaip ir liko atšaukta, bet sektoriai rezervuoti ir bandysime mes čia ir gaudyti. Ką tik buvo išėjimas, matote per vidurį grinai, apie taip 20 metrų nuo kranto pasirodė karpis. Matyti, jie čia pabiškį šmirinėja. Taigi ilgai nekalbu, ruošiu masalus ir užsimetinėju. Beveik pasiruošiau. Tai naudosiu
ką noriu. Kas matėt mano bent vieną video iš ilgio, tai nieko kažko tai naujo neparodysiu. Tiesiog kas nematėt, priminsiu, kad gaudant ant dumblo naudoju pakankamai ilgus pavadėlius, 40-50 cm. Masalai tai sorsas su viršūnėlėm. Naudoju sorso hardiną, dumbeliukus. Viršūnėlės įvairios gali būti raudonas. Čia kažkaip raudona man pernai dirbo neblogai, tai raudonas bandysiu. Taip pat naudoju, kaip mato, tigrinį riešutą su plaukiančiu plastikiniu kukurūziuku. Jį bandysiu užmesti čia, kur palei priekrantę. O ant dumblo mesiu labiau pabalansuotus tokius sursą su viršūnėlėm. Jisai biškį kels man kabliuką. PVA, matot, dedu į galą tokį plaukiantį kukurūziuką. Montuoju labai paprastai, tiesiog susipainioja mano pavadėliai, kadangi tokie ilgi, nieko to atpinsimės juos čia ant greičio, atpinėm, nieko čia tokio, tiesiog į tą vietą, į tą kukurūziuką, kur kukurūziukas smeigiasi kabliukas. Aš jau susipainioju, blembački. Taip visada. Tiesiog smeigiu kukurūziuką kabliuką taip va. Perveriam, darom atvirkščiai tokią kelputę ir ant to mazgiuką užveriam ir pasikabina taip pavaškę. Taip galima daryti realiai, jeigu naudojat minkštus pavadėlius. Su kietais taip nelabai gal gerai, nes šiek tiek pavadėlis susigarankščiuoja. Gal tai turi įtakos kažkiek tai kibimui, ar kibimo indikacijai, nežinau, bet geriau tai daryti vis dėlto su minkštais pavadėliais. Kojinę žemynę naudoju, kaip ir viskas, bandau užsimetinėti. Gal kažkas susigundys, kol kas dar nejaukinsiu. Kągi, pavyko užsimesti. Kaip ir sakiau, ten ir užmečiau. Kai jau turiu kaimynus ir dar pravažiavau porą mašinų. Taip kad savaitgalis ilgiai nusimato apsėstas žvejų. Įdomu, kaip visiems seksis. Bandau jungtis signalizatorių. Ir ruošiu šiek tiek pašaro. Tai yra, pasmulkinsiu tigrą, įdėsiu pelečių ir kanapių ir pasmulkinsiu taip pat sorso boiliukus ir bandysim pasijaukinti ne po daug ir gal dar ne dabar, o už poros valandų jau prieš tamsą. Taigi, pašaras paruoštas. Kaip matot, peletės, skaldyti boiliukai, šiek tiek tigro skaldyto ir šiek tiek kanapėlių. Viskas nei per stambiai, nei per smulkiai. Manau, čia gausis po kokias 3-4 spombas. Ir einam jaukinti. Pirma, kairę, artimą tašką, visą jaukinsim tolimas irgi 60 metrų.
ką, pirmas Ilgio ežero laimikis. Ne tas, kurį tikėjusi. Iš priekrantės lynas ant tigrinio su plastiku. Užkybo. Kągi, įdomus egzempliorius. Kągi, paleidžiam jį ir laukiam karpių. Panašu vėl kažkas neduoda ramybės. Greičiausiai lynas. Bandom traukti. Šį kartą kuoja. Matyt, atakavo PV turinį ir pasikabino. Kągi, nudarysiu dar vieną, užmesiu. Kažkaip ta priekrantė nelabai čia taip kažkaip, nors čia buvo pora išėjimų, buvo stambios žuvies priekrantė. Reikia gal dar kantrybės. Rimtesnis kibimas. Va. Dar vienas lynas. Toks nemenkas. Nu ką, leisim jį atgal. Kągi, vakaras. Pakankamai vėsu. Daugiau kibimų nėra, nei lynai nebetrukdo. Ežeras visiškai buvo atėjęs Juozas, kur bilietus išrašo. Tai sakė, karpiai buvo pradėję maitintis, kai buvo šilta prieš 2 savaitės, o atšalus visiškai nustojo, tai dabar pagavimai labai yra reti. Taip kad šansų pagauti nėra daug, kaip supratau. Bet gal netyčia kažkas susigundys. Žvėjų tikrai netrūksta. Ežeras tikrai apsėstas. Bet va, žiūrėk, kitoj pusėje nėra nei 30, nei 29, nei 28, nei 27. Nėra žvėjų. Nelabai kas renkasi giliąją dalį šiuo metu, kada toks atšalimas. Labiau karpiai mėgsta dabar ežero galus, tai yra 3, 4, dar 7 galbūt. Ir ten 17, 18 kitame ežero gale. Nieko. Lauksime čia kibimų. Kągi, rytas, naktis rami, visiškai. Nieko nuostabaus, nes oras tikrai nėra panašus į šiltą, į vasarišką, galima sakyti. Na ką, reikės papusryčiauti, persimesti, užsimesti vieną gal zigą, pabandyti, gal paviršių žuvis stovi, gal praeis, bet ką, net veiks tam paviršių, kada taip pakankamai vėsu. Nu, bet kodėl nepabandžius. Taigi pabandysim. Trumpai apie zigą. Kas kaip, aš pagrindę zigui naudoju vis dėlto netradicinę, o inline svarelį naudoju, netradicinį. Ne šoninio pakabinimo. Galima naudoti ir šoninio pakabinimo. Kas iš tokių svarbesnių dalykų galbūt, kad reiktų svarelį tiesiai tvirtinti ant šoklyderio, nebenaudojant jau jokių litkorų, kad ta tikimybė susipainioti būtų kuo mažesnė. Tai tiesiog pasiemam inline svarelis, suktukas per jungtį ir čia jau mano paruoštas yra pavadėlis. Tai yra ziglaitas, 8 numerio kabliukas, vaitgeipas, ziginis valas, jo gale ilgesnis antitangleris ir kaip ir viskas. Rišam šitą visą grožį ant meškerės ir ten jau stovi paruoštas koliukas su magnetu, kabinsim ir bandysim mesti. Gyva, paruoštas koliukas, dedam kabliuką, jisai magnetas jį kaip ir laiko, bet nelaiko taip, kad jau labai gerai laikytų. Tai reikia taip nedaryti staigių judesių, labai nesiubuoti. O jeigu yra kolega, tai gerai būtų, kad jisai tą kabliuką tiesiog paimtų va taip va šitaip gražiai į rankytę, su zempriščiukais lengvai suspaustų
ir laikytų, o jau metantis jį ištrauks. Tai yra visiškai saugu. Taigi užsimetinėjom. Kas dar svarbiškai šiek tiek tokios informacijos, kad gal dabar vidurinė meškerė yra užmesta ant zigo. Tai kaip matot, svingas biškai kitaip pastatytas. Jeigu šitos meškerės jisai yra per alkūnę, judantis lengvai, tai čia jau jisai yra įtemptas. Tai tiesiog naudojant solaro svingus, tai jie pasidaro į tokią ir tokią. Tai čia jau jisai įtemptas, jisai signalizuoja ne tik pakelimą, bet ir atleidimą, nes yra įtemptas. Ir jautrumą galima biškai pasididinti, nes dažnai kibimai būna ypač amūrų, tai yra atleidimas. Tik žemyn ir jau reikia reaguoti, nes pavadėlis ilgas. Taigi va tiek kol kas. Eisim kažką tai pajaukinsim. Šiek tiek apie jaukinimą zigo. Paprastai zigas jaukinamas yra šiek tiek arčiau. Maždaug tenais, kaip ir realiai kaip ir dugninis maistas, kad masalas būtų šiek tiek toliau negu kad jaukinimo taškas, tai zigas daromas lygiai taip pat, kad žuvis eidama į maisto signalą rastų tą zigutį vienišą vandenį ir jį reaguotų. O ko jaukinti zigo? Vyroja dvi nuomonės. Jos abi turbūt yra teisingos. Vieni tiesiog jaukina dugną, šalia stato zigą. Tai yra paprasčiau, nereikia kažko tai savęs apsikrauti, kažką papildomai galvoti, pirkti, išleisti pinigus, taip sakant. Žuvis, dugninis maistas irgi skleidžia kažkur tai tą kvapą ir žuvis viršui stovi, tik tai atėjus tam tikram laikui pasileidžia pasimaitinti nuo dugno. Yra tokia nuomonė. Bet tai yra ne visiškai taip galbūt, mano nuomonė biškai kitokia yra. Nes vis dėlto atsargesnė žuvis ir jos pagrindinė masė stovi daug toliau negu dugninis taškas yra. Jinai tik tai kartais prieina, kada jau pradeda maitintis. O jinai paviršiumi stovi tenais nuo 10, 15, 20 metrų netgi gali stovėti toliau arba dar toliau. Realiai, kur yra laisvesnė zona, ten žuvis dažniausiai stovi, nuo to pabėgus nuo viso to presingo. Todėl ne visada tinka tas dugninis maistas, taip sakant, tas sunkus boiliai, metant, nes dugnas to vietoje gali visai netikti žvejybai. Tai gali būti dumblėtas, žolės, ar dar mažo, ar labai dideli gyliai, tenai 12 metrų, 10 metrų, kur jūs ant dugno tikrai negaudysite. Aš kalbu apie Lietuvos telkinius. Kas liečia užsienį, ten gaudoma ir ant 16 metrų gylio, tai čia ne naujiena, bet apie Lietuvos telkinius. Taigi zigą paprastai aš jaukinu kitokiu jauku, tai yra tas pats tigras skaldytas, kanapė ir dadedu, aš naudoju Dynamite Bites, tai yra Milky Mix ziklaudas ir Sweet Tiger ziklaudas. Tai yra paruošti miksai, į kuriuos reikia dadėti kanapių, tigrinio riešuto ir galima užpilti likvido. Tai gali būti Sweet Tiger likvidas, gali būti Ziklaud likvidas, tai gali būti kanapio aliejus, tai gali būti įvairūs skysčiai, labiau tokie gal aliejai netgi ir labiau atraktyvūs, kad skleistų tokį debesį, kuris viliotų tą žuvį į tą jūsų vietą, kur yra zigas. Paprastai jaukinamas taškas ir aplinkui pastatome porą zigų su skirtingais aukščiais. Aukščius pasirenkam nuo vandens paviršiaus, pradedam nuo pusės metro, leidžiamės kas metrą, galim pradėti nuo 2/3 vandens. Žemiau realiai žuvis gali stovėti bet kuriam vandens sluoksnėje. To šita žvejyba yra pakankamai įdomi ir sportiška, ypač jeigu yra kibimai. Visa žvejyba, jeigu yra kibimai, yra įdomi. Taigi tiek apie zigo jaukinimą. Kągi, veiksmą vis dėlto gavau. Išlindo saulutė. Jaukinau ir bejaukinant išvažiavo zigas 10,5 karpiukas. Reikia papurkšti. Matau, tiksliai matau, kur žaizdelė. Jau gavęs kablių šiemet.
Tai buvo pradėję maitintis, matyti. Vidudukas išlėkė ant zygo. Vienam imt buvo reikalų. 6 metrai pavadėlis beveik. Bet pavyko susidoroti. Taigi aš jums to parodysiu. Nu, biškį, apsiramink. Vandenuko. Dar matote ant pirštis, nes šeriant išlėkė. 10,5 ilgio ežero gražuolis. Išlėkė ant zygo. Matyt, jie kažkur čia paviršių pradėjo kilti. Taigi darom foto, leidžiam ir bandom dar pagauti ant zygo. Kągi, teko persirengti ir kelnes, ir viršų, nes traukiau su rankom, galima sakyti, žuvį, tarsi dasitraukiau su meškerė. Po to meškerę pastačiau ant koliuko. Ant čia pastačiau meškerę. Ir su rankom dabaigiau traukimą ir gausi taip, kad žingsnis per giliai ir mano trumpi botai prisėmiau. Tai teko persirengti. Vienam šiek tiek yra sudėtinga, bet pilnai įmanoma. Ir mes tai pamatėm jau Prancūzijoje, kai buvo, kada yra dupletas, pavyzdžiui, ant zygo du kibimai važiuoja, o du žvejai, tai nėra kaip traukti, buvo leista traukti su rankom, bet meškerė turėjo liestis kūno. Tai buvo nuspręsta, bet ant galo baigėsi tuo, kad prancūzai traukė, pasistatė meškerės ant koliukų, su rankom dabaiginėjo traukti. Tai, nes jie buvo šeimininkai čempionato ir tiesiog kitos komandos nebuvo informuota, kad tai yra legalu. Tai va tiek trumpai. Kągi, oras šiek tiek pašilo, dabar apie 12-13 laipsnių, bet nėra tokio vėjo, kaip buvo vakar. Tai jaučiasi tokia kaip ir šiluma didesnė. Kągi, bandom toliau gaudyti. Na ką, viena šeimyna aplankė, o mažiukai va plaukioja, bet visi krūvoja ir arti mamos plaukia, nes čia nemažai šamų, tai reikia jiems pasisaugoti. Kibimų kol kas nėra, biškį nulijo, persimečiau zygą, laukiam. Kągi, 9 valandos. Visas 3 meškerės permečiau ant dugninių masalų ir sumečiau, į priekrantę nemečiau, ten kur linai kybo. Sumečiau visas į panašiai 6 metrų gylį, nors kibimo nei iš ten nebuvo. Bet galvoju, gal žuvis vis dėlto, jeigu vaikšto tenais paviršiumi, tai gal pasileisti tą gylį, nes vanduo nėra labai kad šaltas. Kažkokiais dideliais pagavimais kol kas, kai toks pavasaris, nėra ką ir pasigirti. Nu, reikia džiaugtis, kad turėjau kibimą, kartais to ir užtenka. Na kągi, 1:30, turėjau kibimą 1 valandą. Nu, dėja, žuvį, galima sakyti, beveik pamačiau. Po kibimo žuvis pasisuko į dešinę. Teko dėtis botus, nes ten yra labai daug nuvirtusių ir medžių ir visko. Žuvis nebuvo tikrai maža. Taigi nubridau į dešinę su graibštu ir dasitraukiau beveik žuvį iki graibšto. Ir žuvis pasisukus atsikabino. Kartais taip ir tai būna, nieko nepadarysi. Kągi, smagu, kad kimba, kova tikrai buvo gera, žuvis stipri, o dabar ką, reikia PVA ir mest, kibo ant vidurinės meškerės, taigi tiek žinių. Kągi, rytinis kibimas.
Kągi, kaip matot, torpedą sversimės tuoj. Kągi, 6 ryto, kibimas, žvynius, 11 kg, 200 gramų. Labai kovinga žuvytė. Teko paplušėti, bet ji labai graži. Bandysiu parodyti. Šį kartą dešinė meškerė. Irgi sorsas su syklės lameriu. Viskas. Pasirodom ir paleisiu. O Jėzau. Žvyniai pasižymė savo kovingumu labai. Na viskas, apsiraminai. Štai torpeda. 11-200. Kągi. Reikia žaizdelę dezinfekuoti, kad nepamiršti. Oho. Labai jau čia kietas. Nu ką, darom foto. Ir leidžiam jį namo. Nėra ko jo čia laikyti ilgai. Kągi, nešam paleisti savo torpedą. Nu, plauksi. Stovi ramiai, galvoja, kas čia bus. Ogi namo laikas. Ilgio ežero trofėjai. Kaip matot, rūkas toks normalus. Jis žadino mane čia. Dar ne prieš būtų ir numigti. Tik 6 ryto dabar. Jau užmečiau zigą, kur ištraukiau tą karpį. Palikau 2 ant dugno, 1 ant paviršiaus. Kol kas rūkas dar didelis, bet manau, dangus visiškai giedras, tai tuoj sklaidysis, pakils saulė, gal sujudės zigas. Kągi, bus įdomu. Kągi, išsidienojo 8. Užsimečiau antrą zigą. Pasidariau ziginio pašaliuko. Kaip matot. Pabandysime pajaukinti, gal atsišaus kas nors. Kągi, atvažiavau, galima sakyti, pavasarį, išvažiuosiu vasarą. Plius 18, labai staigiai atšilo, bet žuvis dar nespėjo to suvokti, man atrodo. Tai ant zigo kol kas visiška ramybė, nors ir pajaukinau. Kol kas nieko, bet atėjo jau popietė. Manau, reikės jau pabiškai susipakavau palapinę, viskas išdžiūvę, švaru, gražu, taip sakant. Manau, sesija tikrai pavyko, teko susigrumti su 3 nenormaliom žuvim. Deja, kaip visada, didžiausia pabėga, taip ir man šį kartą buvo. Nieko nepadarysi, visko pasitaiko. Taigi, jeigu taip reziumuojant, dirba jau galima pagauti ir nuo dugno, kad ir 6 metrų gylyje gaudant, ir zigas galima pagauti, taip kad reikia tik važiuoti ir gaudyti, o orai šils ir žuvis vis aktyviau maitinsis. Taigi, sekančia mano žvejyba greičiausiai bus jau Lietuvos čempionatas, 1 etapas Balotėje. Nežinau, ar filmuosiu, nes tikrai yra daug reikalų, kada pats varžybauji, ir to labiau filmuoti dažniausiai nebūna kada. Taigi, manau, susitiksime tarp čempionato etapų kažkuriam telkinyje. O dabar, kam patinka mano video tokie filmukai, spaudžiam like, prenumeruojam kanalą ir susitinkam prie vandens.